Sveiki atvykę į įdomiausių dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną leisimės į kelionę laiku, kur bandysime susipažinti su didingąja Nemuno upe. Tai ne tik ilgiausia mūsų šalies upė, bet ir gyvybiškai svarbus elementas, formavęs senovės Lietuvos istoriją, kultūrą ir net pačią tautą. Jeigu norite daugiau panašaus turinio apie Lietuvos istoriją, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, taip padėdami mums augti. Taipogi, komentarų skiltyje galite pasiūlyti sekančio video idėją. O dabar susipažinkite su nepaprastu Nemunu. Nemunas, vingiuojantis per daugiau negu 900 km, iš kurių beveik 500 teka per Lietuvą, yra tikras gamtos stebuklas. Prasidėjęs Baltarusijoje, jisai kerta mūsų šalį ir įsilieja į Kuršių marias, o galiausiai ir į Baltijos jūrą. Tačiau jo reikšmė neapsiriboja vien tik geografija. Įsivaizduokime senovės Lietuvą, tankius miškus, pelkes ir upės. Tokia buvo aplinka, kurioje formavosi pirmosios gyvenvietės ir gentys, o Nemunas čia vaidino kertinį vaidmenį. Jis buvo tarsi pagrindinis kelias, jungiantis atskiras bendruomenės. Upės vaga leido lengviau keliauti ir gabenti prekes, o tai skatino prekybinius ryšius ir kultūrinius mainus tarp skirtingų regionų. Būtent Nemuno dėka ankstyvieji lietuviai galėjo efektyviai transportuoti žemės ūkio produktus ir kitas reikalingas medžiagas. Upė buvo taipogi svarbus maisto šaltinis, aprūpinęs žmonės žuvimi. Palei Nemuno krantus kūrėsi svarbios gyvenvietės, kurios vėliau išaugo į reikšmingus prekybinius ir politinius centrus. Galima prisiminti tokius senus miestus kaip Kauną, Gardiną ar Jurbarką. Šių miestų istorija yra labai glaudžiai susijusi su šia upe. Dažnai vaikščiodami Kauno gatvėmis ar tiesiog gerėdamėsi jo panorama, galbūt ir nesusimąstome, kokią milžinišką reikšmę ši upė turėjo ir tebeturi miestui. Kaunas yra ne veltui vadinamas miestu prie Nemuno. Geografinė padėtis, kurioje susilieja dvi didžiausias Lietuvos upės, Nemunas ir Neris, nulėmė Kauno atsiradimą ir klestėjimą. Nuo pat pirmųjų gyvenviečių Nemunas buvo pagrindinė arterija, leidusi Kaunui tapti svarbiu prekybos ir transporto centru. Per Nemuną plaukė laivai, gabenantis prekes iš ir į tolimesnes šalis, jungiantis Kauną su Baltijos jūra ir Europos giluma. Tai skatino amatus, prekybą, kūrė darbo vietas ir pritraukė žmonės. Upė buvo ne tik prekybos kelias, bet ir saugumo garantas. Nemuno ir Neries santakoje įsikūrusi Kauno pilis saugojo miesto gyventojus nuo priešų antpuolių, be to upė aprūpindavo miestą vandeniu, o jos apylinkės derlinga žeme. Nemunas su savo žuvų gausa buvo svarbus pragyvenimo šaltinis miestui. Tačiau Nemunas Kaunui ne visada buvo tik dosnus ir malonus. Per ilgą miesto istoriją upė ne kartą parodė ir savo tamsiąją pusę, atnešdama niokojančius potvinius. Seni kauniečiai dar mena pasakojimus apie tai, kaip vanduo užliedavo gatves, skverus, o kai kuriais metais netgi pasiekdavo antrus aukštus. Bene labiausiai įsimintini ir niokojantis potviniai Kauną nusiaubė 20 amžiaus pradžioje. Ypač didelis buvo 1931 metų potvynis, kuomet didelė Kauno dalis atsidūrė po vandeniu. Vandenis skalavo Laisvės alėją, apliejo Rotušės aikštę, o gyventojams teko gelbėtis valtimis. Tokie potviniai nešė didžiulis nuostolis. Buvo niokojami pastatai, infrastruktūra, o žmonės prarasdavo savo turtą ar net gyvybę. Kiekvienas toks įvykis buvo labai sunkus išbandymas Kauno bendruomeniai, tačiau kartu jisai atskleisdavo ir nepaprastą kauniečių atsparumą ir gebėjimą susitelkti nelaimės atveju. Po kiekvieno potvinio miestas atsigaudavo, o žmonės, pasimokę iš praeities, ieškodavo būdų, kaip apsisaugoti ateityje. Šiandieną, nors Nemuno vaga reguliuojama ir egzistuoja apsaugos priemonės, potvinių pavojus išlieka, ypač pavasario atlydžio metu. Tačiau dabar turime geresnės stebėjimo sistemas ir pasirengimo planus, kurie leidžia išvengti tokių katastrofų, kokias ištiko Kauno praeityje. Šiandieną Nemunas Kaunui tai ne tik istorijos liudininkas, bet ir svarbi rekreacijos erdvė. Vasaros metu upė atgyja, kursuoja laivai, ant krantų renkasi žvejai, dviratininkai ir pėstieji mėgaujasi nuostabiais vaizdais. Nemuno saloje įsikūrusi Žalgirio arena tapo miesto sporto ir kultūros centru.
o jos pakrantės populiaria laisvalaikio praleidimo vieta. Nemuno ir Neries santaka tai viena gražiausių Kauno vietų, traukianti tiek vietinius, tiek miesto svečius. Galima pajusti tikrą Kauno dvasią ir suprasti, kodėl ši upė tokia svarbi miestui. Nemunas lieka Kauno gyvybės gysla, kuri prisitaikė prie naujų laikų ir vis dar formuoja miesto veidą. Jis primena mums apie Kauno istoriją, jos iššūkius ir pergalės ir kartu žvelgia į ateitį, kupiną naujų galimybių. Nemunas ne tik jungė, bet ir saugojo. Aukšti upės krantai ir vingiai tapo natūralia gynybinė linija. Palei Nemuną iškilo galingi piliakalniai, liudijantis apie nuolatinius karinius susirėmimus ir būtinybę apsiginti nuo priešų. Šie piliakalniai buvo ne tik gynybiniai punktai, bet ir svarbus administraciniai bei religiniai centrai. Nemuno gynybinis piliakalnių kompleksas tai piliakalnių grandinė, išsirikiavusi palei Nemuno upę. Šis kompleksas yra neatsiejama Lietuvos gynybos istorijos dalis, ypač svarbi kovose su kryžiuočiais, vykusiais nuo 13 iki 15 amžiaus. Nemunas, kaip natūrali gynybinė linija, tapo pagrindinė vieta, kurioje buvo statomos tvirtovės, siekiant atremti ordino antpuolius ir apsaugoti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes. Šį kompleksą sudaro daugybė piliakalnių, iš kurių kiekvienas atliko svarbų vaidmenį gynybos sistemoje. Šios tvirtovės dažnai būdavo statomas strategiškai patogiose vietose, upių santokose, aukštumose, upės vingiuose, suteikiant gerą apžvalgos lauką ir galimybę kontroliuoti Nemuno vandens kelią. Piliakalniai buvo rengiami supilant žemės pylimus, iškasus griovius ir viršuje statant medinės pilis ir gyvenvietės. Senovės lietuvių religijoje upės turėjo šventą reikšmę. Vanduo buvo laikomas gyvybės šaltiniu, o Nemunas, būdamas didžiausia upė, tikriausiai buvo ypatingai gerbiamas. Manoma, kad su Nemunu yra susiję įvairūs mitai, legendos ir ritualai. Nors tiesioginių rašytinių šaltinių apie tai turime nedaug, tačiau upių garbinimo tradicijos išlikusios baltų kultūroje leidžia mums bent iš dalies įsivaizduoti Nemuno svarbą dvasinėme gyvenime. Net ir vėlesniais laikais, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu, Nemunas išliko svarbia transporto arterija. Juo plaukė sėliai, plukdydami grūdus ir kitas prekes, taip sujungdami Lietuvą su Baltijos jūros regionu ir vakarų Europą. Upė prisidėjo prie ekonominės šalies augimo ir tarptautinių ryšių plėtojimo. Šiandieną Nemunas tebėra svarbi Lietuvos dalis. Nemuno indėlis į Lietuvos gerovę yra gana platus. Pirmiausia, tai turizmas. Upė vilioja tūkstančius turistų, norinčių mėgautis gamta, plaukti baidarėmis, žvejoti ar tiesiog atsipalaiduoti prie upės. Upės pakrantėse įsikursęs kaimo turizmo sodybos, kavinės, o tai sukuria darbo vietas ir skatina vietos ekonomiką. Ant Nemuno upės įrengta Kauno hidroelektrinė yra svarbus atsinaujinančios energetikos šaltinis Lietuvoje. Ji prisideda prie šalies energetinės nepriklausomybės ir tvarumo tikslų. Nemuno slėnis, o ypač delta, yra vienas iš derlingiausių Lietuvos regionų. Upės teikiamas vanduo ir derlingas dirvožemis sudaro puikias sąlygas žemės ūkio plėtrai. Nepaisant visos svarbos, Nemunas susiduria ir su iššūkiais, tokiais kaip tarša ir aplinkosaugos problemos. Tačiau vyksta daug iniciatyvų, skirtų apsaugoti ir atkurti upės ekosistemą, užtikrinant jos tvarumą ateities kartoms. Investuojama į upės infrastruktūrą, siekiant dar labiau išnaudoti jos transporto ir turizmo potencialą. Nemunas tai ne tik upė, tai Lietuvos istorijos, kultūros ir ekonomikos atspindys. Jis jungia praeitį su dabartimi ir rodo kelią į ateitį. Rūpindamiesi Nemunu, mes rūpinomės Lietuvos gerovę. Tai istorijos liudininkas, gyvybės šaltinis ir vienas svarbiausių Lietuvos simbolių. Tai tiek apie nepaprastą Nemuno upę. Jei jums patiko video ir norite daugiau panašaus turinio apie Lietuvos istoriją, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie nepaprastai įdomią Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą.
Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.